Greitas prisidėjo nefainai. Blogai. Operacija. Atvarėme į Italiją ir žiūrėkit, mūsų kempingo spotas yra kvadratas. Šitas kvadratas mums kainuoja šiam 4 eurus. Vienai mašinai, 2 palapinėm ir 4 žmonėm. Mes esam prie Misurina Lake, kas yra... Tu matei karvutės? Jo. Tai mes eisim biškį pasivaikščiot, mes esam netoli Dolomitų pačių. Pažiūrėkit, Dolomitai. Jie matosi. Sakai? Pirmas klypas, o nusipirkom. We made it. Tam 4 eurų. The journey begins. Net turim jau gėlytę. Tokia palapinė, bet kiek galim sudavęs, bet kiek sudavęs. Davai parduodam kažkam vieną vietą. Padarėm tave ir einam taip padilint. Nu, 5 eurų, kodėl čia už mūsų. Davai, mes stovim ten ir kas atvažinėja, sakom, vieną palapinę gali čia atsinešti. Šiam 4 eurų. Ką darysim? Kai kurie čiuvakai vidury gyvens. Gerai. O tai kaip mes eitumėm per visus, tipo? Nežinau, jie gal parkuoja mašiną, tai kažkur. Arba palei liniją tik galėjai, žinai. Čia neutrali vieta. Tai čia tam ir padaryta. Čia jau jaučiasi, kad yra šiek tiek pigiau ir kad aišku mes esam žiauriai geroj vietoj, nes realiai mes esam jau prie Dolomitų. Tai tualetai jau išduoda, kad biški kokybė bus tau ne... Parodyk, kaip atrodo. Nu, karamelė, ką sako. Žodžiu, nu tai jau toksai viški panešiotas bus. Šiandien ekstra sąlygom lausiu galvą, nes nepagalvojau, kad galėjau tą padaryti vakar, kai buvo žiauriai geras kempingas. Šiandien jis yra prastesnis, bet nieko tokio. Nes ir to mes jau kylam į Dolomitus. Jau susidėjau, ką apsirinksiu. Tiesiog, nes Dolomituose gali būti labai permainingi orai. Tai aš pasiėmiau šortukus, maikutę ir šiltą savo striukytę iš Oišo. Nes šitą striukytė čia yra šiaip mamos, bet jinai yra žiauriai gera, nes jinai sulaiko jau ką temperatūrą. Dabar mes varysim aplink leiką, ten užeisim į parduotuvę, nes planas yra šiandien darytis dešrainius. Sikeliavom su kuprinytėm viską į Misurina Lake haiką. Aš čia prisėksiu, kaip atrodo, realiai 3 km 4. Kol kas vaizdai tai nieko įspūdingo, bet tik va man visai cute. Bet turėtumėm prieiti prie kažkokios pilies. I breathe between moments, let life reset. No rush moves, no deep regrets. I don't need more, I need less. Just space to feel. Šiaip iš tikrųjų haikas vertinau 50 ir jeigu jūs rinktumėtės eiti į šitą ar kažkokį kitą, rekomenduočiau gal kitą, nes šitas yra tiesiog toksai rytinis pasivaikščiojimas, yra gražių vietų, bet jų čia Italijoje ir Austrijoje yra belekiek, tai bet kiekit meni. Čia yra easy haikas, bet jau biški įkalnė ir man jau blogai. Kepam dešrelės, valgom hot dogus. Nu, life is kaif. Aš jau matau, Ignas geria mano gėrimą. Labai patinka. Ir ten yra kažkoks restoranėlis, ten gal picų galima bus kokių įkalt. Ui! Paragauti pirmas. Tai va, tokia. Kaina pirolės, sakai greitai. 1, 2, 3. 5 pem, nežinau. 6. Žiauriai pigu. Keistesnio ar verta? Ai, nu alyvogė, aperolė ir neaperolė skonio. Ja? Skanu. Sutvarėm, žodžiu, prie mūsų leiko. Prie mūsų leiko yra, nu va ten va tas, va, Misurina Lake, kur šiandien ėjom haiką. Tuolėm čia restoraną. Ir pasimsim pizzas. Realiai čia irgi pizzos visai atrodo fainai skaniai. Tai paragausim. Ir tą mes kelsime 6 ryto ir varysim haikint. Tikiuosi viskas bus chill. Negalėjo būti blogiau, bet žiūrėkite mano išvaizdą. Pradėjau šiost keliūt ir mes pradėjome susidėlioti visus kempingus, nes mūsų autobusas buvo po 20 minučių. Viskas pas mus yra permirkę, pilnai permirkus. Man dar naktį belek skaudėjo pilvą, aš ten raižiausi nuo skausmo, pirmą kartą tai buvo, kad tokį skausmą jaučiau. Nu, tiesiog, 4 rytą sėdėjau prie staliuko, nes aš negalėjau tiesiog nieko daryti, tiesiog sėdėti. Iki šiol man yra tas jausmas, bet tiesiog neturėjau laiko galvoti, kaip man šis skaudė, nes mes ten bėgiojom, lakstam. Nes, nu, tik Italijai tai visą laiką, pas mane viskas, aš net tiesiog tokiais jau tokiais, aš net tiesiog tingiuosi. Mes važiavom į kitą parkingą, kurį užsikraustė mūsų iš kempingo ir parkingas apmokėti nieko neįmanoma, bilietėlį autobusų nusipirkti neįmanoma, nes baigėsi popierius.
Ignas, o dar lyja belekai. Ignas bėga į autobusą, klausia kitą vietą. Skambino man, Rosita sako, yra vietų bėgit, mes bėgam. Povijas atlikinėjo parkingą, dėl to mes prašykom tą autobusą, nes ten irgi labai sunku buvo apmokėti tą parkingą. Aš bandžiau, Ignas bandė, bet galiausiai jis kažkaip Povilas panuvarė, tai, žodžiu, ir viskas čia buvo per lietų. Dabar bandysim varyti kitą autobusą, kuris 30 minučių vėliau, tikiuosi iš šitą pavyks įsės, bet čia jau belenkiek žmonių. Rytas prasidėjo nefainai. Dėjo mūsų haiką nuo Šūdino kelio, mėšlo ir akmenų. 2 viename. Atvaniau pompą. Aš nespėjau pavalgyti, bet turiu pasidaryti sumuštinį. Tai reiks kalti. Kaip šalta. Nes mes sušlapom, mes pakodomės į tiesiog buvo liūtis ir mūsų palatkė visa šlapė, mes aš visi šlapi. pasakau šitą dalyką. Ir dabar mes tiesiog einam ir dėl to mums šlapia ir šalta. O, wow. Nieko įspūdingo gal kas. Nu kaip? Mes padėbesyse tiesiog esam. Sakau, nieko įspūdingo. Šinytė važiuoja. Jie jau čia čilas. Ramu. Važiuoja bičias to keliu ir tiesiog šneka telefonu. Easy. Žodžiu, jau saulytė lenda, jau darosi šilčiau. Aš labai tikiuosi, kad saulytė galutinai išlys ir galima bus jau nusirengti šitą. Pasiėmiau pas brolį akinius. Realiai aš nenešioju saulės akinių, jeigu jūs mane matote saulės akiniais, dažniausiai čia dėl nuotraukos. Aš jums prisipažįstu, nes aš nieko nematau normaliai, bet gal kažkada aš nusipirksiu leiščius ir tada aš viską matysiu. Right here, right now. I breathe between moments, let light reset. No rush moves, no deep regrets. I don't need more. Jų akmenų, į kurias visi žiūri. Jūs karaliai. Bet man realiai čia net gražiau visur, tipo kas aplinkui, va ten pažiūrėkit. Realiai, nes tipo, čia tai ką, tiesiog 3 akmenys. O Jo. kai tu žiūri, vat, Jo, peizažą, panoramą. man irgi kažkaip, tipo, mes jas kažkaip skipinam, mes visą laiką žiūrim, kas va ten va. Beje, šitą Japonę, kuri ką tik praėjo, užstrigo tualete. Ir aš ją gelbėjau, tiesiog jinai tenai platai buvo bando iškasti ją. Calm down. Oi, kotkina. Paparaci. Ar ten yra vaikas? Hibrytė ten yra vaikas. Ne, čia tie, kur su mumis važiavo, 4, nes pas vieną buvo tikrai žalias Ai, ne, ten močiutė. Ne, ten močiutė. Čia mes kitais metais. Supranti, čivakai vienas buvo. Atsija tokia. Iškrovėm viską, kad viskas apdžiūtų, nes mes turim... Mums sakau, viskas buvo tiesiog peršlapę. Bele kaip. Mūsų palapinė sušlapus, ten mūsų čiužinys sušlapęs, ten šitas sušlapęs. Žodžiu, dabar tiesiog laukiam, kol apdžius šiek tiek. Su oru. Jo, nes... Oras pagerėjo ir taip karšta dabar pasidarė. Bet rodo, kad po valandos bus vėl liūtis. Tai vat mes laukiam, kol pilnai viskas išdžius, iš karto pastatysim palapinę ir tada jau bus ramu. Toksai, va čia yra tas kempingo gyvenimas, kartais būna ne pagal planą. Right here, right now. I breathe between moments, let light reach. Makaronai su tunu ir pomidorų padažu. Labai gerai. O čia kažkur indus galima čia plaut? Ar ten? Jaučiu vidurį žiūrės, ne? Ne. Va toks va mūsų spotas dabar. Mes kempingė, sako. Realiai. Negaliu patikėti, kad jų kainos tokios. Kai mes esam kalnuose Dolomitose. Wow. Buvo panepinta kažkur valandą, pusantros. Ir dabar su šviežiom jėgom atsikelta. Nu kaip, netrodo, kad labai šviežios jėgos, bet teoriškai jos yra. Ignas jau daro kavą. Mes pamatėm, kad čia kažkur mūsų kempingė yra ne tik baseinai, bet yra ir zoo mažas kažkur. Gal ne mūsų kempingė, gal už mūsų kempingą, nežinau. Bet galvom, praseisim, pažiūrėsim, kas ten per gyvūnėliai. Ir tada varysim piculių valgyti, nes kadangi mes esame Italijai, šitą progą reikia naudotis maksimaliai. O dieve, realiai. Kaip prikolas. Žodžiu, čia yra zoo realiai prie mūsų kempingo pavadinimas, beje, yra jau ką, Kemping Olimpija. O dieve, realiai asiliukų visokių yra, ponių. Žiūriu į va šitus va kalnus ir man pasidaro bloga.
Nes rodo, kad, žinokit, tu įdės vietų. Gerai, kodėl negalima įdomu įeiti vidų? Nes čia jaučiu padaryta tik ponė, baigti. Nu, bet man tai tokia gyvenime Pažiūrėkit. Ar čia vaikučiai, ar Jo, mažiukai. Nu, Ir jie kažkaip atskirai, nes matai su mažiu. O tas juoda. Baltas tas. Nusėdėtų įzį, čia galim, čia reikia eiti. bet čia gali būti labai blogai. Tai taip, čia bus. Eik tu, naktį. Eik tu savo. Davai aš pabandysiu. Kodėl taip dreba? Čia povas, žodžiu, išėjo, tai va. Prison escape. Tiesiog savo miškelį. Kur jisai? Man miške, einam. Ir čia, tipo, Einam, sekam povą. Bičas pabėgo! Prisidės. Sai, bet tai tiesiog, jis matai, va tas skylė. Čia elektras. Jis toks, ėjo, ir žiūrėk. Smakas, nupizdina į mišką. Šok. Jisai akrobatas šitas, žiūrėkit. Zik. Tau į kamerą. Sakėm pizzas. Pizza prosciutto, nu, neatrodo, kad tokia kaip pas mus užupio pizzerijai, pavyzdžiui. Aperolčiko. Valgysim skaniai.